Sveiki visi. Taigi, moksleivis neatvyko ir pasinaudodami progą nufilmuosime pravažiavimą Tauragėje, kadangi seniai jau jį befilmavau. Tai ilgai nelaukdami pradedam. Ir pirmiausia, pasižiūrim, ar automobilis užvestas, ar turim diržą, kaip su veidrodėliais. Ir šiuo metu turim rūką, tai aišku, matomumai tai nėra geras dalykas, bet neskubėdami, įsitikinam, ar automobilių nebus ir galėsim judėti. Tai va, praleidom automobilį, elektrinis rankinis, spustelius akceleratorių, keliant sankabą ir pajudėjom. Tai dabar mums sankryžoje reikės į kairę. Tai vėlgi įsitikinam, ar tikrai nieko nebus. Ir va, kadangi nieko neturim, gražiai persirikiavom, posūkį vėlgi įjungiam ir laisvą pavarą ir pamažu, stabdydami, neskubėdami, sustosim. Ir dabar, stovėdami prie sankryžos, neatsipalaiduojam, o tiesiog stebėm situaciją, kas kur kaip vyks. Tai matome, jog yra pėstysis, tai iš šitos pusės eidamas, tai reiškia, jisai gana greit mūsų juostą praeis ir mes iškart galėsim bėgėtis ir važiuoti. Tai paprasčiausiai, jeigu būtų iš šitos pusės į ten, tai jau mes negalėtumėm skubėti, kadangi susitiksim pėstį ties būtent savo pusę važiuojant per perėją. Ir tu jau galėsim važiuoti, kadangi šviesoforai keičiasi. Ir iškart, kaip ir sakiau, galim bėgėtis, jungtis antrą ir į antrą juostą įvažiavus, iškart žiūrim, ar bus galimybė grįžti prie dešinės. Ir dabar sankryžoje suksime į dešinę. Įspėjame visus, kad ketiname sukti. Antrą pavarą turime ir su antrą pavarą savo ramiai. Jeigu reikia, dar visuomet prieš sankryžą greitį pasimažinam. Tai vėlgi matom, automobilis nusuko, kelias laisvas ir galim iškart toliau bėgėtis. Stengiamės greitį palaikyti kaip priklauso. Ir priekį yra įvažiuoti draudžiama ženklas, ant gatvės rodyklės nupieštos, jog ketinam sukti į dešinę. Tai čia dažnai pražioplina vairuotojai, nes paprasčiausiai ir dabar važiuosime tiesiai. Jeigu nieko nesako, tai tokiu atveju rodyklės irgi leidžia, mus tik įspėja, kad yra vienpusis. Sustojam prie stop ženklų ir pro pastatą labai blogai matyti, tai reiškia neskubėdami, patys pasilenkiam. O, matom, dar yra automobilių, tai jungiam laisvą pavarą, paskutinis automobilis parvažinėja, prasileidom ir galim važiuoti. Turim kliūtį, iškart žiūrim, kas vyks gale, nieko nėra ir galim atlikinėti apvažiavimą. Dabar sankryžoje suksime į dešinę. Tai netoli sankryžos įjungiam posūkį, galim jungti laisvą pavarą, kadangi teks sustoti. Sustojom ir pamažu vėlgi pasilenkdami į priekį įsitikinam, ar tikrai nėra. Ir čia didžiausia problema kokia? Yra 30 ribojimo greitis ir jisai yra ant tiek aukštai, kad vairuotojai paprasčiausiai jo net nepastebi. Ir, na, kaip sufileris matot, yra 30 apribojimo pabaiga. Tai vat, šitoj vietoj dažniausiai būna, kad viršyje greitį. Kodėl? Todėl, kad nepastebi paties ženklo, o ženklas nėra pastebimas todėl, kad jis kabo labai aukštai ir į dešinę sukant paprasčiausiai jo neina pastebėti. O šitoj vietoj tektų grįžti ir vėl išvažiuoti pagal taisyklės, ko dažniausiai kiti ir nepadaro. Pravažiuoja tiesiog prieš eismą ir tuomet, aišku, būna kritinė klaida ir sako, tai va, čia nedidelis tarpas buvo, neapsimokėjau, iš tikrųjų reikia grįžti ir tuo labiau, kad dar perėjai. Sankryžo į dešinę suksim. Ir vėlgi sustoja, žiūrim, kokia situacija, ar pėsčiųjų bus, iškart analizuojam, kad žinotumėm, ką toliau galėsim daryti. Tai vėlgi, niekada negalim sustoję šiaip stovėti ir laukti, kol situacija pagerės. Patys kaip vairuotojai visuomet turim stengtis žiūrėti,
situacijas analizuoti ir va kaip dabar. Pasibėgėjau, iškart antrą ir belieka man tik sukimas. Ir aišku, įvažiavę esam į vienpusę eismą ir sankryžoje suksime į kairę. Tai vėlgi įsitikinam, persirikiuoti teks, kadangi gatvės rodyklės pieštos, ženklų čia neturim su kryptim nurodytom, kur kokią juostą galima važiuoti. Klaida visada būna čia, kad tiesiog anksti pradeda sukti ir užvažiuoja ant ištisinės linijos stop, nukerta kampą tą vadinamą. Pro automobilius, aišku, važiuojam dabar jau lėčiau ir važiuoti galim tik į kairę pusę. Pasižiūrim, ar nieko nėra. Pusė sankryžos ir tik tada darom sukimą, nes vėlgi visi mėgsta tą kampą nukirsti. Dabar mes važiuosime tiesiai. Tai vėlgi matom, tiesiai yra vidurinė juosta. Įsivažiuojam, visuomet, aišku, reikėtų įsitikinti, ar niekas nelies. Iškart žvalgomės, kokia situacija su automobiliais. Dešiniai pusėje dabar nebuvo, kairiai pusėje turim, bet vėlgi vis tiek į dešinę pusę turim pasižiūrėti, ar niekas vėl nepasikeitė. Tas automobilis ketina sukti, bet palaukim, ar tikrai suks. Suka, nes būna taip, kad tiesiog nori persirikiuoti. Ir va čia dažnai būna, kad tiesiog prieš eismą nuvažiuoja, tai čia per sankryžą tenka pasitraukti čia dešiniau. Ir stengiamės tą greitį jau netoli 50 ir palaikyti. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Ženklas rodo, kad negalima į dešinę, duoti kelią turim. Ir dabar lėtai pėsčiųjų neturim. Lėtai privažinėjam, kol matysim, kas vyksta. Turim tarpelį ir į tarpelį įsivažinėjam. Aišku, mokiniai šitą tarpelį būtų tikrai nelindę, nes sakytų, mes tikrai nespėsim, bet jeigu laiku susiruošiam, tai tikrai yra įmanoma suspėti, viskas yra gerai. Sunkvežimis išsukinėja, iškart mažinamės greitį, tai leisim jam išsukti, perėję, gerai. Ir į dešinę suksim ir įvažiavom vėlgi į vienpusį eismą. Ir sankryžoje suksime į kairę. Tai vėlgi teks įsitikinti, ar nieko neturim. Ir dabar prieš sankryžą rodyklės prasidėjo, posūkį jungiam, įsijungiam antrą pavarą ir dabar klaida būna, kad nestebi, kas vyksta priekį. Žiūrėkit, nėra. Tada įsukdami dar pasižiūrim ir turim savo atskirą juostą ir mes gražiai savo juostą įvažiuojam. Ir nesustrigom visiškai dėl to, kad jau iš anksto stebėjom situaciją ir jokių problemų mums nekilo. Tai dabar sankryžo į kairę. Tai šita juosta mums tinka. Ir dabar neskubėdami privažiuojam, įsijungiam pirmą pavarą ir su ta tikimybė, kad nieko nebus, taip ir yra, ir įvažinėjam. Ir iš karto bėgėjomės, kad greičiau, nors ir automobilių neturim, bet stengiamės tiesiog važiuoti normaliu greičiu, kad ir patys palaikytume tempą ir jeigu atsirastų automobilių, nebūtume stabdys jiems. Dabar sankryžoje suksime į dešinę. Tai vėlgi ruošiame sankryžai, įsijungiame antrą, greitis apie 20 ir pasižvalgyti visuomet prieš sankryžas reikėtų, bet tas pasižvalgymas jisai neturėtų tapti stabdymo priežastimi, kad kažko bijoti. Mes važiavom pagrindiniu keliu, duoti kelio ar stop ženklų neturėjom. Dabar suksime į dešinę sankryžą. Čia yra labai maža sankryžėlė, tai čia tenka netgi su pirma pavara įvažiuoti, kadangi labai tiksliai teks įvažinėti ir anksti užsukti negalim, suvėluoti vėlgi taip pat negalim, kadangi
Arba vienu atveju važiuosim ant šaligatvio, kitu atveju užvažiuosim ant ištisinės į prieš eismą. Dabar į kairę. Sankryžoj suksime. Antrą pavarą, greitį pasitvarkom. Tai va, problema būna, kad pirmiausia mokiniai nesusitvarko greičių. Nesusitvarkę greičių, automatiškai negali atlikti kitų veiksmų. Nors ir įjungia pavarą, bet jie paprasčiausiai bijo paleisti sankabą. O kai bijai paleisti sankabą, tada laikai per visą sankryžą. O greitis, jeigu dar yra per didelis, būna dažnai, kad ir neišvairuoja. Dabar priekį, va, turim duoti kelią ir sankryžoje suksime į dešinę. Tai neskubėdami, įsitikinam, kad nieko tikrai nėra. Nėra. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Ir iš priekio turim automobilį, iš dešinės mums netrukdo. Pasižvalgom, jisai nejudės, viskas gerai. Ir į savo juostą gražiai įsukam. Ir vėlgi bėgėjamės, matom, yra kliūčių mūsų pusėj. Iš priekio automobilių neturim. Tai įsitikinam, ar iš galo niekam nesutrukdysim. Ir dabar prieki bus sankryža. Tai mes būtinai turim grįžti už automobilio, kad ir per ištisinę iš karto kiek įmanoma anksčiau grįžtam. Pasižvalgymą galim padaryti, bet tai nereiškia, kad mes turim stabdyti. Prieš sankryžas tas, kurios blogiau matosi, visuomet reikėtų pasižvalgyti, ar neatvažiuos vairuotojų, kurie, netinkamai pritaikys kelių eismo taisyklės. Sakykime, nesustos, kai sustoti jie turėtų ir mus praleisti. Tai va, tokių visuomet reikėtų pasisaugoti. Va, šituo gatvėje mes greičiau pavažiuoti nelabai galėjom, kadangi kelias ne pats geriausias. Tai reiškia, mes ir važiuoti labai greitai neprivalom tuo greičiu palaikyti. Turim dirbtinį kalnelį. Tai maksimum 3 pavarą, 30 greitis. Perlipom ir iškart vėlgi bėgėjamės. Ir nuo kovo 1 greičio viršijimas, jisai bus traktuojamas, jeigu viršijam greitį ilgiau kaip 3 sekundės, tai gausim paprastą klaidą iki 10, jeigu tą greitį viršysim. Bet jeigu viršysim daugiau kaip 10 km/h greitį ir ilgiau kaip 3 sekundės, tai reiškia jau gausim kritinę klaidą. Bet čia nuo kovo 1. Ir va, dabar pavyzdžiui pervažiavau 4 pavarą. Per kalnelį, greitis truputį buvo didesnis, tai vėlgi galėtų būti traktuojama kaip klaida, bet aš 4 pavarą pervažiavau, automobilis nedrebėjo ir iškart pataisiau į 3. Reiškia, jeigu aš greitai susigaudau, pataisau savo tą klaidą, būtent aš galiu ir net negauti klaidos dėl to, kad aš ją ištaisau greitai. Ir dabar sankryžoje apsisuksime. Tai matom, jog į kairę yra antroji juosta, taigi persirikiuojam ir dabar čia visur matom ištisinę dvigubą liniją ir mes kol kas nieko padaryti negalim. Tai stebim savo juostą, iš priekio automobilių neturim, čia niekam nesutrukdysim ir gražiai padarom apsisukimą. Ir palei dešinę pusę stengiamės toliau laikytis. Ir iškart toliau greitėja. Vėlgi greitį teks mažinti. 3 pavarą. Perlipam dirbtinį kalnelį ir vėlgi iškart greitėjam. Ir greitį tą prie 50 stengiamės palaikyti. Vėlgi bus kalnelis. Mažinamės greitį. 3 pavarą. Tai va, visuomet pradėti geriausiai yra nuo greičio. Kai jį susimažinam, tai lygiai taip pat, kai norim pasididinti pavaras, tai pirmiausia įsibėgėjom ir tada pavaras keičiam. Ir dabar sankryžoje mums reikės į kairę.
Tai va, matom, yra automobilis, dar atstumą turim, tai nieko kol kas nedarom. Dabar automobilis šitai pravažiavo, iškart įsitikinam, ar daugiau nieko neturim akluojų zonui. Persirikiuojam, nors juostų nėra, bet mes tiesiog dalinamės patys vizualiai, pusė kelio mūsų, kita pusė yra priešinio. Turim tarpą ir esam gana neblogai pasiruošę, rėdantis ir va, įsibėgėdami greičiau, laisvai tą tarpą galim įsivažiuoti. Bet automatiškai mes turim jau ir akceleratorių panaudoti daugiau, kadangi mes planuojame į tą tarpą įsilieti, nesutrukdydami kitiems. Na, turim pagrindinį. Kaip matėm, automobilis suvingiavo, tai reiškia yra nelygus kelias šitoj vietoj. Tai stengiamės tokioje vietoje greitai ir nepervažiuoti. Na ir dabar sankryžoje suksime į dešinę. Sustojame prieš perėją, kad perėja liktų laisva. Reiškia, mes užstatyti juos negalim. Ir dabar, kai automobilis pasitrauks, tuomet, aišku, mes į jo vietą įvažiuosim. Ir dabar sustoti vėlgi privalom, nes turim stop ženklą ir žiūrim. Nėra. Ir iškart vėl galime greitėti. Ir dabar mes toliau važiuosime tiesiai ir pro šviesoforą tiesiai. Tai nuo čia jau galim žiūrėtis, kur bus tiesiai. Tai tiesiai, kaip matom, bus antra juosta, tai mes joje dabar kaip ir esame. Tai viskas tvarkoj, pravažiuosim. Na, pravažiavom sankryžą, iškart planuojamės, kad grįžti prie dešinės, kad nebūti antroje juostoje be reikalo. Ir savo gražiai grįžę toliau važiuoja. Dabar priekyje pėsčiųjų perėjas gerai matomos, greitis 40. Tai reiškia, aš 40 viršyti negaliu, jau teks grįžti ir į trečią pavarą. Vėlgi dešiniai pusėje perėja gerai matoma, kairiai pusėje tokių momentų yra, kur dar pilnai nematau, tai tiesiog biškį atidžiau pasižiūriu ir važiuoju toliau. Dabar šiuo atveju dega žalias. Ir kol kas dar viskas gerai. Jeigu dabar pradėtų mirksėti, aš matau, kad jau nelabai suspėčiau, tai tokiu atveju jau galėčiau ir užbaigti. Dėl to, kad esu jau visai netoli. Na, va, dabar vėlgi perėja. Kairiai pusėje matau, dešiniai pusėje nematau. Įsitikinu, ar tikrai nėra ir tuomet jau galiu vėl važiuoti drąsiai. Bet visuomet prieš perėjas, kurios blogai matosi, visada reikėtų prisistabdyti, įsitikinti, ar tikrai nebus stovinčių žmonių, vaikų ar tų pačių gyvūnų, kurie galėtų netikėtai išbėgti į kelią. Vėlgi, kairė pusė matoma, dešiniai nėra, galim tuomet greitėti. Čia va perėja geriau matosi, automatiškai aš greičiau galiu ir važiuoti. Na ir dabar sankryžoje suksiu į kairę. Tai vėl dviratininkas sustojo, viskas tvarkoja. Čia matau yra trikampiukai, ant jų užvažiuoti negaliu, teks tolokai pavažiuoti ir tada daryti įsukimą. Tai va šitoj vietoj dažnai gauna kritinę klaidą, kad užvažiuoja į priešinį. O užvažiuoja reiškia, anksti pasukdami į kairę, jie nukerta kampą, užvažiuoja ant tų trikampiukų, ant tos vietos, kur yra skirta išvažiuojantiem iš šito kelio, kur jie privalo sustoti ir duoti kelią kertamų kelių važiuojančiam transporto priemonėm. Tai reiškia, mes išvažiuojam į priešinį. Sankryžoje suksime į dešinę. Tai vėlgi šita vieta labai yra sunkiai matoma. Tai čia tenka labai jau neskubėti. Ir galim greitėti. Na, va, čia būdavo mėgstama vieta statyti saugiai įkalniai arba nuokalniai.
Tai šito pratimo nuo kovo 1 jau nebelieka kaip atskiro. Ir dabar suksime į dešinę. Tai va, teks sustoti. Kliūčių neturiu. Galiu va dabar pakeisti, kai vairą nejudinau. Pagavau momentą, kada paprasčiausiai daugiau vairo sukti man nereikėjo ir galėjau gražiai tiesiog sukti. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Čia nieko. Ten toli, čia nėra. Ir pusę kelio įvažiuoju ir tuomet darau užsukimą. Ir dabar į kairę. Na va, vėlgi mažinam greitį, su antra pavara gražiai pavyks sužaisti. 40 ženklas greičio ribojimas. Na, šitoj gatvėje gal tiek smarkiai ir neįsivažiuoti, bet aišku, viršyti greitį, kad ir tokioj nedidelėj gatvelėj visuomet yra įmanoma. Jeigu jinai tuščia, būna, kad greičiau pasibėgėja ir viršyje greitį. Dabar į dešinę sankryžoje. Taigi turim vėlgi gereikšmį iš dešinės kliūtis, bet šiuo atveju mes dešiniai nieko neturim. Tai, na, dėl viso pikto pasižiūrim, kad jeigu kažkas nestotų ar atvažiuotų greičiau, kad, na, nebūtų eismo įvykio, tai teoriškai mes praleisti nieko neprivalėjom čia šitoj sankryžoje, kadangi patys nusukinėjom į dešinę, bet dėl viso pikto pasižiūrim, kad, na, nebūtų kokių netikėtumų. Dabar vėl suksime į dešinę. Ir čia šitoj vietoj pasukus į dešinę vėlgi turim 30 greitį. Ir dabar kreipkite dėmesį. Visas dėmesys yra į stop liniją, kur sustoti. Ir ženklų va dabar sukant į dešinę mes realiai nematom nė vieno. Ir čia viršui kabėjo 30 greitis. Ir dabar įsivaizduokit situaciją, kaip mes pradedam bėgėtis ir labai lengva šitoj vietoj viršyti greitį. Nes mes tiesiog negalim greičiau važiuoti kaip 30. Na ir šitoj vietoj, na, galim pasitraukti, nes labai arti gatvės mums stovi. Kadangi brūkšninė, tai nesudėtinga padaryti. Ir į dešinę suksim. Matom, kad stovi. Galima bandyti išvažinėti su antra iš tokių vietų, bet matomumas turėtų būti gana geras. Ir dabar jau iš tos gatvės išvažiavom ir aišku galim greičiau važiuoti, bėgėtis. Važiuoju prie pat 50, kol kas matomumas yra tikrai geras. Žymėjimas yra, kad čia turėtų būti dirbtinis kalnelis, bet jo nėra. Sankryžoje suksime į kairę. Na, iš priekio automobilių dabar neturėsim, perėję gerai matoma, įjungiam posūkį, mažinam greitį, antrą pavarą, pusę sankryžos ir tuomet darom užsukimą. Na va. Ir vėl greitėjam. Ir stop ženklą turim visai neseniai pastatytą, suksime į dešinę ir dabar privažinėjam prie linijos, stojam ir galim judėti toliau.
ir į dešinę suksime. Na ir pabandom lygiagrečiai tuščioj vietoj parkuoti nuokalnėje, ne, kad būtų. Tai tiesiog sustojam ties kažkuria vieta. Įsitikinam, ar nieko nėra. Aišku, atbalą į kalną stumti yra sudėtingiau, nes, na, vis tiek, kad nenuriedėtų automobilis, tenka labai tiksliai dirbti su pedalais. Pasikoreguojam dar. Nu, va, turim tiesiai, linija yra matoma. Tai va šitoj vietoj užtraukiam stovėjimo stabdį, rankinį ir kadangi yra nuokalnė, turėtumėm susukti vairą į dešinę į bortelį. Nors ir atlikom parkavimo pratimą, bet kaip atskiro pratimo statymo įkalniai nuokalniai nėra, bet tai nereiškia, kad mes neprivalėsim padaryti būtent tiesiog įparkavus automobilį tuo. Tai va čia gali būti egzamino metu ir paprašyta tokioj vietoje, sakykime, įparkuoti nuokalniai arba įkalniai, atlikti patį statymo pratimą ir tiesiog teks pastačius automobilį atlikti tuos pačius veiksmus, ką reikėdavo kaip atskiram pratime daryti. Tai toliau kalbant apie pačią Tauragę, tai na, nėra tikrai sudėtingas miestas, bet kaip matėt, yra būtent tų vietų, kurios automatiškai papuola kaip ir sudėtingesnės, tai yra vienpusiai eismai, gatvės, kuriuose yra 30-40 greitis ir ženklai kabo aukštai ir automatiškai turi vos nepasilenkti ir pasižiūrėti, koks čia ženklas prieš tą sankryžą yra. Tai to nepadarius dažnai būna, kad na, nepastebi to greičio ribojimo ir automatiškai būna viršytas greitis. Toliau pačios sankryžos, na, kelios yra tokios sudėtingesnės, bet šiaip jeigu mokat vairuoti, susigaudot, tai tas miestas tikrai nėra sudėtingas, tik tiesiog labiau pasiekti reikėtų vienpusius ir greičius. Tai sėkmės egzaminuose ir judam toliau.